Sveiki. Na, šiandien gilinamės į tokią, sakyčiau, sudėtingą ir tikrai skaudžią temą. Kalbame apie Rusijos ir Ukrainos karo žmogiškuosius nuostolius. Žiūrim duomenis maždaug iki 2025 metų vidurio, remiamės, įvairiais šaltiniais. Ką sako oficialiai, ką vakarų žvalgyba, ką nepriklausomi stebėtojai, pavyzdžiui, BBC ar Jungtinės tautos. Tikslas toks – pabandyti, susidaryti kuo aiškesnį vaizdą, kokiegi ta kaina. Tikrai taip. Ir tie skaičiai, jie tikrai sunkus. Svarbu suprasti ne tik pačius skaičius, bet ir kodėl jie, kartais taip skiriasi. Gal pradėkim nuo Ukrainos karinių nuostolių. Gerai, pradėkim nuo Ukrainos. Ką turim čia? Aš girdėjau prezidento Zelenskio pareiškimą rodos šių metų vasarį. Taip, vasario mėnesį jis minėjo, kad žuvo apie 45 100 Ukrainos karių. 45 100. Taip, o sužeista apie 390 000. Bet ar yra kitokių vertinimų? Nes kartais girdisi didesni skaičiai. Būtent, kai kurie nepriklausomi analitikai kalba apie bendrą nuostolių skaičių, tai yra žuvusius ir sužeistus kartu, tarp 400 000 ir, gal net iki 449 000. Tai skirtumas nemažas tarp oficialaus ir tų analitikų vertinimų. Kodėl taip yra, kaip manot? Čia gali būti kelios priežastys. Oficialūs skaičiai kartais būna, konservatyvesni. Galbūt dėl metodikos, gal dėl strateginių sumetimų ne visa informacija skelbiama. O analitikai dažnai naudoja platesnius duomenis, gal kitokius modelius. Bet dabar pažvelkime į Rusijos pusę. Ten, tiesą sakant, ta skaičių amplitudė dar didesnė. Taip, apie Rusijos nuostolius tikrai girdėjau pačių įvairiausių versijų. Ką sako mūsų šaltiniai? Tarkim, Ukrainos ir vakarų žvalgos tarnybos bendrai vertina, kad Rusijos kariniai nuostoliai vėlgi ir žuvę, ir sužeisti gali siekti net apie 1 milijoną. Milijoną? Vau. Taip, tai bendras skaičius. O jeigu kalbėtume konkrečiai apie žuvusius, tai pavyzdžiui, JAP žiniasklaida remdasi Ukrainos pateiktą informaciją, minėjo apie 250 000 žuvusių Rusijos karių. 250 000. Bet čia vėlgi yra ir kitokių duomenų. Pavyzdžiui, BBC kartu su Mediazona turi tą projektą, kur renka vardus iš viešų šaltinių. Taip, girdėjau apie jį. Tai va, jie 2025 birželio pradžioje buvo patvirtinę apie 111 000 žuvusiųjų vardų. Tai palaukit. Viena vertus, bendri nuostoliai 1 milijonas, žuvusiųjų pagal vieną versiją 250 000, o patvirtintų vardų tik 111 000. Iš kur toks, Atsiranda dėl metodikos. Žvalgybos vertinimai apima ne tik tas patvirtintas mirtis, bet ir, dingusius be žinios, labai sunkiai sužeistus, kurie jau nebegrįš į tarnybą. Jie remiasi įvairiais signalais, netiesioginiais duomenimis, o BBC ir Mediazonos darbas yra kitoks. Jie labai kruopščiai tikrina kiekvieną vardą iš nekrologų, socialinių tinklų, oficialių pranešimų. Tai yra tik tos mirtis, kurias galima, dokumentiškai patvirtinti viešai. Supratau. Tai realus žuvusių skaičius turbūt kažkur tarp tų 111 000 ir 250 000, ar net didesnis? Tikėtina, kad realus skaičius yra didesnis nei tas patvirtintas sąrašas. Bet ar siekia dviejų iki 250 000 ar dar daugiau, čia jau labai sunku pasakyti. Ir dar svarbus momentas buvo paminėta, kad vien per pirmosius 4 šių metų 2025 metų mėnesius Rusija galėjo netekti apie 160 000 karių. 160 000 per 4 mėnesius. Tai rodo turbūt itin intensyvias kovas. Tikrai taip. Tai buvo labai intensyvių puolimų laikotarpis. Ir akivaizdu, kad tai kainavo milžiniškus nuostolius, ypač Rusijos pusiai. Gerai, karinius nuostolius aptarim, o kaip civiliai, jų aukos? Jos nemažiau svarbios juk. Būtent. Ir čia vėl skaičiai dėja dideli. Jungtinių tautų žmogaus teisių biuras, OHCHR, iki šių metų balandžio pabaigos buvo užfiksavęs Ukrainoje 13 134 civilių žūtis. 13 134? Taip, ir dar beveik 32 000 sužeistų civilių. Jota yra patvirtinusi maždaug 13 000 mirčių nuo pat karo pradžios. Bet čia turbūt irgi yra tas pats niuansas, kad tikrasis skaičius gali būti didesnis. Greičiausiai yra, gerokai didesni.
pagrindinė problema labai sudėtinga, o kartais tiesiog neįmanoma rinkti duomenis okupuotose teritorijose. Kaip Mariupolyje, pavyzdžiui. Taip, Mariupolis yra pats ryškiausias pavyzdys, kur aukų skaičius gali būti, tiesiog milžiniškas, bet jo niekas tiksliai nežino. Beje, yra duomenų ir apie Rusijos teritoriją, vakarinėse srityse patvirtintos 394 civilių mirtis. Daugiausia dėl apšaudimų, dronų atakų. Tai pabandkim dabar viską sudėti į bendrą vaizdą. Nors ir apie tiksliai, kokie tie masteliai gaunasi. Jeigu labai apibendrintai, tai galim sakyti taip. Ukrainos kariniai nuostoliai bendri žuvę ir sužeisti arti 500 000, gal apie 435 000. Apie 435 000? Rusijos kariniai nuostoliai bendri apie tą milijoną, kaip minėjom. Milijonas. Civilių žūčių Ukrainoje patvirtinta virš 13 000, bet realiai tikėtina daugiau. Taip, bendras paveiktų žmonių skaičius, žuvę sužeisti kariai civiliai jau gerokai viršyje 1 400 000. Taip, gerokai viršė 1,4 milijono. Ir čia svarbu dar kartą pabrėžti, kodėl tie skaičiai tokie skirtingi. Vyriausybių informacijos politika. Rusija beveik nieko neskalbia. Skirtingos stebėtojų metodikos, žvalga skaičiuoja vienaip, vardų tikrintojai kitaip, ir tiesiog objektyvų sunkuvai rinkti duomenis karo zonoje. Ir žinoma propaganda iš abiejų pusių. Taigi, apibendrinant, pagrindinius skaičius iki 2025 vidurio Ukraina oficialiai pranešė apie 45 000 žuvusių karių. Rusijos žuvusių karių skaičius vertinamas nuo maždaug 111 000 patvirtintų iki 250 000 ar daugiau pagal kai kurius vertinimus. Bendri kariniai nuostoliai abiejose pusėse – 100 000 ir milijonas atitinkamai skaitant sužeistuosius, mažiausiai 13 000 žuvusių civilių Ukrainoje, bendras skaičius gerokai per 1,4 milijono. Siaubingi skaičiai. Tikrai siaubingi ir kiekvienas tas skaičius liepia, žmogaus tragedija. Galiausiai toks klausimas pamastymui lieka, kaip visi šitie duomenys, jų skirtumai, kartais, tie dideli neatitikimai, kaip visa tai veikia mūsų pačių supratimą apie karą, apie jo eigą, kainą, galimas pasekmes. Ką tie skaičiai iš tikrųjų reiškia napus sausos statistikos?